Cepu. Sapnuoju. Ceputuoju. Aš negaliu. Sapnuoju. Aš grinai girdžiu ceptuoju. Ne C. Cementuoju. Nusiimk. O kodėl mums... Geniali mintis. Einam prie jūros, kur nors... Sveiki, brangieji. Jau atvarė mano draugelė. Draugeška, kuri filmuoja savo video dabar. Vienu žodžiu, na. Mes nesnaudžiam ir be abejo norim padaryti daug video, taigi jau nuo pat pradžios kelionės mes norime parodyti visus vaizdus. Taigi mes, Emilija ką tik atvažiavo ir mes nieko nelaukusios varom dabar, stovim ant gatvės šiaip, bet tai nesmė. Vien žodžiu, na, tiesiog Emilija ką tik atvarė ir mes planavom varyti pavalgyti, nes abi esam labai alkanas. Aš esu ką tik paskaičia, dėl to aš taip blizgu gražiai. Jo, čia ne highlighteris, čia yra nuovargis. Ne, nusipirko duty free highlighterį liepą ir dabar teisės. Ir ant žandų ir kaktos užsidėjau. Taigi Emilija mums ieško kokios geros vietos, kur mes galėtumėm nueiti išgerti kokteilio. Šnekasi su vietiniais, kurie žino gerų vietų. Vienu žodžiu, o Maira žiūri šaltą ir aš esu žiauriai pavargusi, bet žiauriai fainai mes pasidėjom ir tiesiog jis nori eiti miegoti, tai pirma diena, pirma naktis ir galim tiesiog pasišnekėti. No, it's, we're making YouTube vlogs, you know, so, like, we're making one right now. This is the DJ. Taigi sveikos panos, sveikinu su jumis jau antrą mūsų kelionės dieną ir pagaliau turėsim visą laisvą vidurdienį, rytą netgi kažkiek, jau nes dabar 11 ryto, o ne tik vakarą. Taigi dabar varysim senamiestį, varysim Santdaikčių turgų, čia gan jisai populiarus yra. Ir Emilija nori irgi pasižiūrėti tenais daiktų, o po to varysim šiaip po senamiesčio gatves, tada varysim pavalgyti, galbūt padarysim kažkiek challenge'ų ir jums viską be abejo po to parodysim. Taigi, sutiksim jau mieste. Na, gerai va, žygiuojam mes į senamiestį, jau pasiklausinėjom, kaip mums ten nusigauti, galvom gal imt taksą, bet na, pasivaikščiot, man atrodo, bus ne pro šalį iš ryto. Nes labai šilta. Nėra saulėta. Žiūrėkit, kaip jinai apsirengus. Ir kaip aš tiesiog su suknele ir iš vis nieko neturiu po apačia, man karšta. Aš jai visą dieną ir vakar, taip aiškiai, man karšta, aš negaliu. O jinai dreba mažutė, jinai prisirengus, ką turėjau. Jo. Ir dabar nėra saulės, bet man yra šilta. Nu, šiaip nėra vėsų, bet nežinau, aš kažkaip geriau jaučiuosi, kai su kailiais apsiviniojus, tai man geriau. Na, žodžiu, gerai, nu, bandysim, aš vis tave nusuku. Bandysim surasti kelią, vienu žodžiu, nes taip nežiūrim į kelią, o žiūrim į telefą ir, vienu žodžiu, kai surasim senamiestį. O mes dar tokiam eisme esam ir nežiūrim. Jo, dar per vidurį gatvės stovi, vienu žodžiu, normaliai, ne? Na, taip, žodžiu, paklausim dabar žmonių, kur yra senamiestis, nes, man atrodo, jau mes pasiklydom, beeidamos 2 minutės. Taigi, kaip ir žadėjom, jum pafilmuosim šiek tiek aplinką Portugalijai, tai vėlgi dar vis esam Old Town'e ir va čia prie papugėlių ir žinokit, nu bele kiek tokių mažų gatvyčių, va ten Emilija fone filmuoja. Tai va, tiesiog gatvytės yra nerealios ir nu žiauriai viskas labai gražiai atrodo. Ir, na, eisim toliau ieškoti viewpoint'o, kad, nu, pamatyti tiesiog visą Lisaboną iš toli. Ir, na, pafilmuosim be abejo.
brangiusios sveikos. Man atrodo, jūs šiek tiek nustebote pamačiusios mus šiame amplua. Taigi mūsų apranga atrodo štai taip. Na, Emilija pradėjo rūkyti pypkę šiaip. Dabar iš tikrųjų ir kodėl, paaiškinsim kodėl. Taigi, tai yra šiek tiek susiję irgi su mano darbu ir pasiūliau Emilijai išbandyti šį konceptą. Tai yra escape room vadinasi ir tai yra tiesiog užduotis ištrūkti iš kambario per 1 valandą, ane? Ir tiesiog reikia išspręsti daug užduočių, užuominų. Loginių, kažkokia sinchronizacija, visokie tokie loginiai dalykai. Tiesiog rasti išeitį ir... Labai. Vienu žodžiu, patiko tavo Emilija. Dėl to mes susibukinom ir rytoj eiti, nors visai neplanavom, bet atradom dar laiko, kad ir rytoj nueitume į kitą kambarį, į kitą nors paskutinė netgi diena, bet vis tiek man galvojom. Mes taip užsivedusios buvom, negalėjom patikėti, kad pabaigėm, kad išsprendėm, mums reikėjo truputėlį to ekstra laiko, bet mes pabaigėm iki pat galo. Bet kadangi mes laiku atvažiavom, tai mums davė tą laiką pabaigti. Galim parodyti, kur mes buvom tiksliai. Jo. Čia yra ta vieta Lisabonoj. The Escape Hunt. Escape Hunt. Taigi, jeigu varysite Lisaboną, Escape Hunt tikrai vertas savo vardo. Okay? Taigi, sveikučiai, sveikinu su jumis 3 dieną ir iš tikrųjų, jinai jau yra mums paskutinė tokia pilna diena, šito 6 ryto išskrendu. Taigi, ko nepadarėm pradžioje, nes buvom wow excited susitikti ir panašiai. Taigi, nenufilmavom tiesiog jums, namų, kur mes esam. O jos, kaip ir minėjau, išsinuomavome per Airbnb, mokėjom labai nebrangiai ir jie labai faini. Ir kadangi čia nėra žmonių be mūsų kol kas šiuo sezonu, šiuo metu, tai mes karaliaujam namuose vienos, yra milžiniški su daug kambarių ir panašiai. Taigi šiek tiek jums aprodysiu, kaip jie tiesiog atrodo. Tai štai pradedame nuo čionais, einame į kambarį ir iškart mes atsirandame salone, tokiam bendram kambarį. Štai jisai atrodo, štai taip, toksai, toksai menininkų kambarys, va matot, čia pasidarė jie lempą iš tušinukų. Žodžiu, grinai toksai, nes aš pirmą prieš Emiliją atvariau ir toksai menininkas atidarė, man viską parodė, paaiškino, kaip čia atrodo. Na štai toksai salionas, labai faina, nes langai yra visur, absoliučiai visose kambariuose, voniose, matot, atrodo, net sienos nėra, bent langai. Po to lubos labai aukštas, tas labai fainiai. Na, štai matokie kažkokie keisti meniški dalykai, visur pavieniai. Štai taip, tada keliaujame koridoriumi ir pamatysime tokią gyvenamąją dalį. Tai čia yra 3 vonios, štai tokios, gan tokios maišytos modernios su senovinėm, toksai įdomus stilius. Tai buvo viena vonė. Čia ateina kambariai visi, ane? Ir visi kambariai turi pavadinimą ir čia galima nuomotis tos kambarius, mes toj parodysiu ir mūsiškį. Taigi čia kita vonė, šiandien aš joje ruošiausi, matosi dar šlapia. Štai taip. Tada kita vonė, vėl labai panaši, man labai patinka šitas medinis toksai, labai gražiai atrodo ir didžiulė ta kriauklė. Na, o štai čia yra toksai didžiulis veidrodis, labai patogu čia ruoštis, plaukus tiesintis ar garbanuotis, nes čia matot rozetę ir toks ilgas veidrodis, nežinau, jeigu darytume mytas daugiau panų, tai žinokit, čia taip visas eilutės su prailgintuvu sustotumėm ir vienu žodžiu, nežinau, ruoštumėmės ir plėtkintumėm. Tai štai, keliamės dabar per koridorių į virtuvę. Virtuvė tai irgi tokia bendra yra ir tokia labai tokio portugališko stiliaus, tai čia stalas, vaisiai galima čia jos mums pasimti, pusryčiai buvo skaičiuoti, tai galim ką norim tą imti. Taip, langai vėlgi kaip ir visur, na čia tokie jau išsiplaut, ką nors pasigaminti, spintelės su vardais kambarių, mūsų vadinasi Bairro Alto ir aš taip žvengiau, nes Bairro Alto tai yra Tūsų gatvė Portugalijai, grinai tokia, kur vyksta vien tūsai, barai atidaryti visi tenais iki vėlumos. Tai štai, mes išsinuomavom Bairro Alto kambarį. Na ir dabar keliaujam pasižiūrėti, kaipgi atrodo mūsų kambarys. Na be abejo, kaip jūs pripratę prie mano video, prie betvarkių ir panašiai, taigi nebus nuostabu visi šie išmėtyti lagaminai. Žodžiu, kambaryje neturime mes spintos, taigi viską va taip susidėjom. Fainai, štai vėl langai ir
Kuku. Ir Emiliutė dažosi. Ir Emiliutė dažosi ruošiasi. Tai po to, vat, kai matot, labai jie gigantiški, aš nežinau, ar per video, per telefoną persireikštas visas dydis, gigantiškumas tų kambarių, nes labai priartina mano telefonas video, bet iš tikrųjų, na, labai didelis ir labai fainas. Nu, pažiūrėkit veidrodį. Dvigubai aukštesnis už Emiliją. Ne, juokauju, tikrai ne. Bet, nu... Tos lubos jaučiu vis tiek čia kokie 3 metrai. Jo. Tai tikrai. Jo, žiauriai didelis. Taigi, blemba, nematau aš jūsų per pasakymus. Tai hebrytė. Vaikščiamės, dabar išėjom, žinokit, degina karštą. Tie kailiai, ko nori. Olha que bonita, olá! Bonita! Gražuolės mes čia esam blondinės. Vienu žodžiu, na, Emilija jau čia užsimanė. O kodėl mums... Geniali mintis. Einam prie jūros, kur nori. Nenori? Aš jau pajakavau. Ne, ne į byčą, o varyti tą ponto finalą. Ai, ne, gal. Kur nors prie jūros valgyt. Varom, nes aš... Eidam, žinai, kur jūra? Kur jūra? Kur viešbučia? Jau žinokite, Emilija užsimanė į pliažus eiti, degintis. Ne, žinokit, bet neįmanoma, aš... Apakus vienu žodžiu. Taigi, panelės, vienu žodžiu, įvyko mums toksai dalykas, kad štai mes esam jau 3 ir vienu žodžiu. Kodėl mes esam 3? Nes iš tikrųjų tiesiog ieškojom vieno marketo, ne marketo, tokio factory, kur daug yra visokių restoranų, parduotuvių ir panašiai. Ir turėjom žemėlapį ir tiesiog ieškojom tas vietas ir žmonės pamatė, kad mes pasiklydom ir jie patys vos nepasisiūlė, mes galim jums padėti. Jo, jie taip susižvalgė, tai nuvežam. Nuvežam. Tai dabar čia reikės eiti, toliai eiti ir paskui, nuvežam. Tai mes sėdėjom, tai žinai, panelė, moteris yra iš Lenkijos, jo. Mūsų kaimynės, o vyras iš Portugalijos. So we are filming vlogs for YouTube, you know. That's why we are talking. We just told the story of this beautiful. Kokie talentai. Aš vėl dainuoju, nes aš visada dainuoju. Ai, tiesa. Ai, nežinokit, noriu paneigti biškį šitą dalyką, žinokit. Nu, ne visada. Ai, ne, pastebėjau. Va, tik dabar pastebėjau, žinokit. Žodžiu, mes, nu, va, jau pasakojom, kad, tipo, mus pavežė čia tie vietiniai Portugalas su jo panele. Tai vienu žodžiu, ir jis, tipo, nu, tipo, sako, nu, mes apsikeitėm numeriais, tipo, nes jie, tipo, norėjo su mumis į escape roomą, žinai, varyti, tipo, ir viską. Ir, tipo, sako, ir jis, tipo, kažkaip, tipo, tai call me, kažkas tokio. Ir Emilija, so call me, baby. Vakar, arba buvom vakar, kur valgiam kažkur ir klausėm kelio ir sako, to the left. Ai, jo! Nu, aš žinokit, ne, jo, jinai grinai, to the left. Bet žinok, aš irgi šiandien kažkaip iš tavęs tą boys. Kažką pasakė boys, jinai irgi boys. Ir man atrodo, tas bachūras pagalvoja, kad mes kažkokios nesveikos. Nes viena, call me baby, o kita, boys.
to the left, to the left. Oi. Vienu žodžiu, su kuo būni, to ir patampi, man atrodo, čia jau ta Bet jo, taisyklė iš tiesų galioja. šį kartą nelabai kažkokių žodžių man gerų nepaduodu. Negaliu rasti. Nepaduodė, nieko ne. Ai, irgi. Tipo, kažkaip, sakau, šiandien, tipo, valgėm, ką tik išvarėm iš restorano. Sakau, saulė, tipo, kažkas ten pasirodė ir ta... Pažiūrėkim, kaip saulė leidžia. Žodžiu, gal, nu, okei. Tai sutraukiam tą jau dainą. Taigi, brangiai, ieškojom iš tikrųjų, na, posakio mum ir radom, kuris galioja šiandien. Tadam! Žinokit, čia atvirkščiai dabar matom, tai tiesiog taip Ne, jiems bus gerai. Alcohol because no great story ever started with someone eating a salad. So, it's for tonight. Kas norėtų portugališkų pamokėlių? Taigi, how to say I love you? Emute. Emute. Por favore. And after, what you can teach us more? Tomorrow. Yeah. Tomorrow. No, How more. is tomorrow? Tomorrow. Tomorrow é amanhã. 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 Okay. And how say, how are you? Como estás? Como estás? Like, como estás? But like, it's Estou like, bem. It's like It's very nice. like Spanish. Como estás? Portuguese is a lot of ish. Portuguese. Português.